Sveikučiai. Šeštadienis. Dar nenoriu nusimti. Taip, važiuojam vėl pas uošvių. Ir šį kartą pasiimsiu savo mažąjį ožiuką, pastoliuką, nes ten su tais milžinai sunku. Yra vietų, kur negalima prieiti. O šitas labai patogus. Kaip tas vaizdelis, vakar išbirbinau viską. Kas tas viską? Tai nubirbinau balandas. Prie namo, čia, visus gėlynus. Važiuojam kažkokiais nepramintais keliais į Vilės kaimą. Eina sau čia griūna kažkas, jaučiu kokie kotedžai išdygs. Tai važiuojame į Vilės kaimą. Jau kokį 5 savaitgalį iš eilės. Jau, sakyčiau, rutina atsirado, bet ne, nuovargis. Vis per gerus orus. Ir pasitaiko afigienai geri orai. Dėl to šios vasaros visiškai nematysim ir nematėm. Bet smagu, kad rodo šiltesnius orus link rudens, tai reikia tikėtis, kad bus bobų vasara. Šiandien pasiėmiau šitą naują kamerą, kurią gavau, ir jinai jau man nepatiko. Nors jinai identiška, viskas tvarkoj, bet mano kamera, matos, nebuvo atnaujinta. Šita yra atnaujinta, atnaujinimas. Man ten irgi meta, kad atnaujinti reikėtų ją, bet aš jos nenaujinu. Ir čia yra daugiau funkcijų, kurios mane nervina. Ir šiaip, kaip jaučias, kaip žmonės yra skirtingi, nes, pavyzdžiui, aš esu išsijungęs visus tinklelius ant ekrano čia kamerai, kad automatiškai vartytųsi. Aš esu padaręs, kad pakreipi kamerą, tai ir pasikreipia. Nes galima padaryti taip, kad tu pakreipi kamerą, kamera tiesiai filmuoja vis tiek. Tas levelis toks. Tai aš tą išjungęs, garsus esu išjungęs, viską esu išjungęs. O čia buvo viskas sujungta. Tai kol aš susiradau, kaip viską išjungti, bet dabar jau tvarkoj. Dažnu atveju dėl to nemėgstu naujų daiktų, nes kol prisipratini, pasidarai pagal save, tai kol suieškai, labai daug energijos reikia išnaudoti. Sustojom Ginkūnų kaime nusipirkti vandens, nes būtinai mašinai reikia turėti vandens. Vilė prilėkė su vežimu, visą pakuotę paėmė. O būsim latrai dabar. Tai, sugrįžom į kaimuką. Čia reikalų mažai jau. Dabar darbuojamės vakariniai pusėje, kur saulė nešviečia. Atkūriau kamerai šitus parametrus, nes užkniso. Neradau kaip su šituo mygtuku, kurį yra viršui raudonas, kad su juo paspaudi ir iškart kamera filmuoja. Tai neradau kaip padaryti, kad filmuotų arba nefilmuotų, išjungti. Tai tiesiog paspaudžiau atkurti gamyklinius parametrus ir viskas susitvarkė. Tai, taip gerai. Tai pradėjom klijuoti šituos aplink langus. Ir pirmasis langokraštis jau nutinkuotas. Beje, atsivežiau šitą daiktą Aiman Rozrodžių. Tai varom prie kitos sienos. Kas yra faina su šitą kamerą, kai dabar susigražinau šitą dalyką, tai kad, pavyzdžiui, viršutinį mygtuką pasispaudžiu ir šitą kamerą filmuoja, paspaudi ir jeigu tik vieną kadrą darai, jis pati automatiškai išsijungia. Tai nereikia įjunginėti, išjunginėti, o tiesiog su vienu mygtuku visą laiką viską daryti gali tą patį. Šį savaitgalį mūsų košės maišytojui reiktų, nežinau, įpilti kažko. Žiauriai skistai. Lemba, net nemalonus, tokia krent. Turėtų būti tokia pasiemiai ir laikytis ant mentelės, o ne taip, kai tryda. Beje, aš su Vilės sesės Maikė. Ir nežinau, kieno šortais, nes pamiršau savo. 16 savaitgalis, kai valgau cepelinus
su pomidorais. Vis dar skanu. Vėl užšokau į 16 aukštą, turbūt kokius 6,5 metro. Susiklijuosiu šitos daiktus ir kiek langokraščio mažai lieka. Ir tai tik 2 comus putytę čia klijavom šone. Tai, kaip sakant, geriau 2 comai nei nieko, bet lango galėtų daugiau būti. Bet kadangi visi langai atidaromi, tai realiai šitas rėmas lieka, tai net tai baisiai atrodo. Ir kaip gražiai prisivedė šitas visas kraštas ir lieka čia šitam profiliui. Ir šito profilio pavadinimas yra 108. Jis atrodo taip. Čia šita juostelė, pasirodo, yra kas nežino. Tai skirta tam, kad nusiplėši ją ir gali langą apsidengti, jeigu, pavyzdžiui, dekorą dedi ar dar ką nors. Tai mes paliksim. Aišku, jau čia po metų laiko čia neliks nieko tos juostelės, bet na, kaip bus taip. Trečiam aukšte uostų, kas čia smirda to skysčio ir Taip visas kvapas į viršų. čia Vileksa duodas ir mano nušiktą langą valo. Ir vat, kur buvo skysta košė, nu blemba, viską nutrėdžiau, nu tiesiog baisiai. O va, ne, 2 langai tobulai, jau kitą košę pasiėmiau, taip. Daugiau gyvenime skystos nebeimsiu. Net nepriimsiu iš to, kuris maišo. Vis dar nerandu vienos funkcijos šitai kamerai, kad padaryt, vat, kai paverti, kad jinai nesivartytų. Nu, dabar nieko, bet, pavyzdžiui, kai nefilmuoji, ją taip pavertei, pist apsivertė kadras ir paliek toks stačias jisai. Tai šitas daiktas yra tobulas. Aš apie šitą oželį, šitą stalažiuką. Tai langams pasiekti čia, blemba. Čia kokie, nežinau, čia tai 3 metrai turbūt aukštis, tai va. Ir tai aš dar ne ant aukščiausio, tai jisai šiandien čia yra topų topas. A tu matai kokią armatūrą storumą? Vilė užmatė Saramą anų laikų, kaip laikos. Visą ūkinį pastatą laiką. Ir 1 aukštą. Net 2. Kaip net Ai, vėliau? nu gerai. Taigi ten šiens laikos. Kiek ta šiandien spėlė? Tona, 2, 3, žiūrint kiek pakrausi. Dabar niekada nebėra. Bet labai rimtos Saramos. O vis tiek atlaikė 40 metų. Tai liko visiškai nedaug. Čia va tas 2 sienelės ir 2 langokraščiai ir viskas bus. Ir prasidės atostogos nuo Vilės kaimo. Patys didžiausi saugumo standartai. Putplastis, pastoliukas. Bet užtat pasiekiau ten iki kur reikia. Ko nepadarysi, kad tik tais pabaigt greičiau ir dingti iš čia. Tada! Baigta! Šito oželio dėka baigiam visą namuką. A nesusiraukus. Ko turėčiau? Ir viskas, formavimo baigta. Čia matos mūsų linijos, kur skersą dėjom. Ir visas namelis apšiltintas, galim atšvest, galim būti alką prasukti, nealkoholinio. Na va, ir klijų liko, aišku, liko dar 16 maišų 8, tik paėmu iš klientės. Nu nežinau, jau tokia žilvins. Jau kas atliko, ne, tai jau man. Kas čia dabar tvarka? Aš nežinau, apie kokį žilviną iš čia. Čia sutvarkymai, kad kiemas būtų švarus. Nu, išvežam šiukšlės. Ar tinka klientai? Ką darysi? Nelabai tinka, bet tai galim darysi. Galim ir dar kitas išvežti putplastį. A, gerai? O jei rimtai, tai da 8 maišai tau liks. Galėsi ką nors veikti. Čia 8 pasiėmiau, 8 tau liks. O dalika? Tai Ja. krau. Blemba, kažkas apskaičiavo. O kas čia toks Nu, matematikas? kas čia toks, ką? Kažkaip arba suhaltūrina statybininkai. Per mažai tinka panaudoja. Panašu. Nu, planiau tepė. Žadėjau tam drąsiai teptų dabar. Arba per mažai Čia ištaškėt. drąsiai ir antras iki, dar trečią užtepta. Kas buvo? Nebuvo nutekėjimų, neištaškėm nieko. Va. Per kruopščiai dirba. Na, kaimo ypatumai. Tai kad, nu blemba. Įžymybės. Čia paskutinė sankryža yra, paskutinis kaimas, paskutinė gatvė, paskutinė troba. Ir tiek kaime atvažiuoja apžiūrėti, kaip yra namas armuojamas, tai baisu, ne? Bet jau turėjai priprast per tiek metų. Mes? Tu?
Ai, Aš tai čia gimus augus visą laiką čia spokydavo. Ir kažkas nuostabaus yra, kai pagalvoja, vienintelė trova bus, kur sienas apšiltintas, o stogas ne. Tai kas čia nuostabaus? Tai kad, va, kaip pažiūri į tolimesnius namus, ne? Nu jo. Tai kad apšiltins sienas ir stogo neliks. O iš kur gaus dangos? Nu kaip šiltinsi, neliks. Tai pažiūrėk, dabar apšiltinam. Aha. Stogą vos liek. Jo. Tai va, ir norės dabar apsišiltinti sienas. Turės arba labai mažai šiltinti, arba stogą praplėsti kažkiek. Gal nešiltis jie, karšti vyrai gyvenmusit. Čia tas 15 trobų, ne? Tai kad svarbiausia šilma neišeitų pro stogą, viskas, kad būtų namuose. Jie į stogų nešiltina, tik uždėję šį per gražų. Va. Nu tai sienos normos, jis bus gerai. Pabaigėt, Jau Na, viskas. baigiam. Atsisveikinam. Važiuojam. Tai padarėm dabar samatą. Apšiltinti medžiagos gavosi be darbo 2200 eurų. Ir sudėjom laiką, kad gaunasi... Cepelinas gavos. Ai, va, nu, cepelinas blemba, ledusi. Gavos 2,5 tūkstančių. Nu, tie tai brangus gavos. Spirgai, grietinės, visokias. Jo, Tai skaitau labai normaliai, anormaliai. žiauriai. Ir paskaičiam laiko sąnaudas, tai gavos Apie 3 savaitgalius. su pamatų šiltinimu jau. 3 savaitgaliai. 3 savaitgaliai, taip. Jo. Tai 3 kart 2. 6 dienos. Savaičiki. Savaičikė. Sportuoliai jūs? Bet kas yra ta savaitė jau, nu, blemba, minimum po 11-12 valandų, tai Taip jau dirbot kaip savo. jo, negalima taip sakyti. Ne. Net su Staską žvengiam, sakėm, kaip savo negalima, nes, sako, žvengt pradėjo, kaip savo, sako, aš padaryčiau, kaip savo. Sako, iš akis, left. Ne. Čia vis tiek dar pasistengiam, šiek tiek. Tai Tai, čia stengiuosi, uošvinis. jo, nes... Nu, dabar tik tai žiūrėk, kad sienas nenukristų be smeigių. O gausi dar 3 savaitgalius paukoti. Garantuoju, kad tau tikrai nenukris jos. O kitiem nerekomenduoju taip daryti. O gruntavai prieš klijuojant? Jo, būtinai. Tai pažiūrėk, nes va sieną vieną nugruntavom. Va. Matai? Tai aišku gruntavom. Visada gruntuokit, naudokit smeigės. Viską, ką geriausia naudokit. Brangiausius ir Pirmas žinomas imkit. taip, tik žinomas ir mūsų rekomenduojamas. Tikrai negalima atsidžiaugti, kaip taip greitai ir siūlau eit miegot, bet ne, aš noriu savo lovai prabusti. Man faina prabusti savo lovai. Anksti vaiką reiks pasimti. Netingėsite važiuoti šiandien. Šiandien yra fainiau važiuoti nei... Taip, rytoj Ir, reiks važiuoti. Jo. ir šiandien eismo nebus, vakas yra faina. Bet žiūrėk, da į mano gėlyną beveik išsaugojot. Nu, Nu, tai čia super darbininkai. Įskyrus čia tą. nu, čia vienas gėlins žuvo, bet gal da tulpių išlys šiek tiek. Tai viskas. Pasikrovėm klijų, grįžtam su krovinuku. Gan sunkiu. Tai ir nenorim tai svetimoj lovai miegot. Tai nelovai, ten sofa. Taip, sofa, tai va tas ir yra. Tai važiuojam į savo lovą, patogiai minkštai išmiegosim. Matomomis? Eina, saugok, stanks. Eik tu šiuk. Kažkaip man čia per baisiai atrodo. Lemba toks net netelp. Grinai. Dačia. O tai technika. Jo. Ne, taip ir vėlai grįžtam, 11:30 tik tais. Namai dar stovi. Pilnatis. Nu, bent jau panašu į pilnatį. Ačiū, kad žiūrėjot ir lekiam į kitą dieną. Gal jinai bus laisvesnė. Tikiuosi. Ne, šiandien viskas gerai buvo. Labai gerai. Tobulai, net ne labai gerai, o tobulai. Viskas. Ačiū, kad žiūrėjot ir... Ikiuką.